Ką ten su kompais? Sveiki, gerbėmėjai. Sveiki. Labas vakaras. Tai su jumis šiandien vėlgi grįžta podcastas Kažką ten su kompais, jau vedėjai Vytautas. Užkimęs kas tas Mykolas. Ir laikė pasimetęs Karolis. Taip, įrašinėjom šiandien yra 2026 m. sausio 19 diena. Čia, kad žinotumėte, kiek atsiliekat nuo laiko ir ko neinkliūdinom ir panašiai. Tai... Kaip orai? Pas mus faina, saulė šviečia, dabar saulė nusileido jau. Tai aš jums pavydžiu, man jau laikas namo turbūt, nes čia lyja ir šalta ir šlapia ir fui. Saulė šviečia, bet šalta. Bet saulė šviečia, čia svarbiausia. Jo. Nes esam daržovės vis tiek, kaip benorėtume. Tai o ko tu, Mykolai, užkimęs? Ai, čia prasišaukau. Prieisim prie savaitgalio džiaugsmų dar. Tai, kad jau einam, tai tada per daug smarkiai neustabdom, pasipasakojam, kas nutiko Fedi Visatoj nuo paskutinio epizodo. Labai daug reikėtų santraukos, jeigu kas nutiko visoje Fedi Visatoj, bet mes apie lietuvišką orbitą turbūt tai... Apie lietuvišką orbitą, kuri pakliuvo į mūsų akiratį, taip. Taip, nes kas nutiko, tai vienas tokių, čia smulkmena, bet laimės kūdikis priviliojo į Mastodoną grąžino, sakykime. Tokie asmenį kaip Žilvinas Ledas, jis yra Tag of Joy vienas įkūrėjų ir ten žaidimų programuotojų ir panašiai. Kiek aš atsimenu, vienas iš tokios lietuviškos indie game dev scenos pradininkų, sakykime taip. Ir tai jis prisijungė ir dabar žiūriu visai taip sąlyginai aktyviai veikia, tas faina. Ir šiaip man kas buvo įdomu, jis pasakė, kad jis grįžo, nes susikūręs buvo profilį prieš 9 metus. Ir pasižiūrėjom į tą serverį, tai yra mastodon.gamedev.place, ten visai normalus, ten serveris Mastodono, kuriame ten iš principo, indie žaidimų kūrėjai renkasi, ten 4,5 tūkstančio aktyvių vartotojų. Ir jį prižiūri kaip lietuvis Aras Pranskevičius, berods taip, kuris šiaip, jis ten po konferencijos važinėja, jis tarp kitko su Blenderiu irgi kontributina, dirba ten daugiau šiaip su tom 3D grafikom ir dabar irgi ne per daug seniai jis irgi migravo po truputį į Linuxą. Čia belenkiek blogina apie įvairius techninius dalykus, kaip ten shaderių optimizacijas ir kitokią velnevą. Aš ten visi paskaitau, toks visai sektino turinio galima rasti jo. Jo, ir kai sakau, tas įdomu, kad jis, kaip supratau, buvo pats nustebęs, kad pamatė, kiek jo tam serverį vartotojų, nes jau buvo pasiruošęs uždaryti. Kažkada, dabar, žiūrėk, gal čia ir kažkas irgi įdomaus gausi. Šiaip, žinai, dėl ledo dar toks vienas man faktoidas užkliuvo, kur beveik tiesa, beveik melas, tai mes praeitą įrašą minėjome laimės kūdikio pašto ženklus. Tai man toks susidarė vaizdas, žiūrint nuotraukų eiliškumą ir komentarus tiek iš ledo, tiek iš laimės kūdikio, kad būtent pašto ženklais priviliojo atgal į Mastodoną. Kažkas ėjo kažko pirkti, kažką pardavinėti ir ten prisišnekėjo ir tada grįžo. Smagu, smulkmena, bet malonu. Dažnai mes džiaugiamės kiekvieno naujų veidų, čia irgi toks. Taip. Kiek jūs esat privilioję asmeniškai? Aš kol kas vieną tikrai ne per seniausiai kolegą priviliojau. Aš vieną komandžioką esu priviliojęs irgi, kuris kol kas pagrindė tai turbūt mano įrašus pakomentuoja, bet ten žmogus tokį visai įdomų darbą dirba RRT ir labai įdomių dalykų papasako ir aš galvojau jį prisikviesti čia pakalbinti kaip RRT atstovą, bet pasirodo tenai ne taip paprasta, nes lygiai taip pat kaip aš negaliu savo darbdavio vardu kalbėti be išankstinio leidimo ir sutikimo, tai su RRT ten panašiai, kad jam reikia su komunikacijos skyrium suderinti, o kai jau suderini su komunikacijos skyrium, tai turbūt negali taip, kaip sakant, laisvai šnekėti kaip prie bokalo alaus, bet galbūt, kaip sakant, stay tuned, gal vieną dieną papasakosim daugiau, ką RRT veikia. Čia kitas dalykas, turbūt mes bendrai su podcastu esame, bent vieną kitą žmogų įtraukę bendrom pajėgom, ne tiek, kad individualiai. Taip, yra tokių. Tai galit prisiduoti
kažkas ten su kompais pataginti ir prisiduoti, jeigu netyčia per podcastą atėjot. O šiaip kalbant toliau apie Fedivisatos naujienas, tai mes irgi, kadangi tokie čia bandom truputį tą Fedivisatą populiarinti, tai šiek tiek tokių eksperimentinių metodų susikūrėme Lemmy bendruomenę kažką ten su kompais. Lemmy, tiem, kas nežino, yra Reddito alternatyva Fedivisatoje. Tai mes susikūrėm bendruomenę, kaip sakiau, ir ten dedam nuorodas į straipsnius, kurios potencialiai aptarinėsim įrašo metu. Kaip nepamirštam. Kai nepamirštam, taip būtent. Kadangi čia tik tai savaitę dar kaip žaidžiam su šituo, mačiau, kad jau atrado kai kurie žmonės ir ten buvo ir papvautinta, prabalsuota už kai kurias naujienas. Kol kas tai tiesiog mes dedam ten kaip savo užrašus ir galim tik tais mes dėti naujas nuorodas, bet jūs galite ateiti pakomentuoti ar prabalsuoti už naujienas. Ir po vieną iš naujienų, pavyzdžiui, irgi kur toliau ten šnekėsim, jau iš karto komentavo, nes tam buvo kalboje apie 75%, kurie tam pasirodo išsiverčia į 3 žmonės. Tai vat jau buvo realiai fact-checkino klausytojai mus dar prieš šnekant apie naujieną. Kviečiam užsukti, šiaip rasit mūsų bendruomenę Group.lt, bet realiai jeigu kažkur naudojat kitą Lemmy instansą, tai galite iš jo sekti, taip pat galite sekti kažką su kompais apie Group.lt iš Mastodono, tiesiog populiarinimas Fedivisatos įrankių, kad nebūtų tik Mastodonas. Šiaip abudu dar šnekėjot, kiek mačiau, Mastodone praeitą savaitę apie kažkokį tai Forkiverse eksperimentą. Gal galėtumėt plačiau papasakot, nes čia turbūt, kaip suprantu, vienas iš būdų, kaip rasti tą Lemmy arba kitus įrankius, platformas. Tai aš apie Forkiverse šitą dalyką tai sužinojau dar iš savo ten angliškos paskyros, tarkim, nes mačiau, kad tam įvyko toks didelis sujudimas ir tenai šitas grotažymė Forkiverse pradėjo tenai trendinti ir kad čia kažkas kažką. Ir ten esmė buvo, kad 2 podcastai, kurių šiaip neklausiau nei vieno, nei kito, buvo Search Engine ir Hard Fork. Jo, Hard Fork, taip, dėl to ir Forkiverse teisingai. Tai jie ten apjungė jėgas, jie diskutavo apie Fedivisatą ir nusprendė pasileisti savo instansą ir ten pasikviesti žmonių ir ten, toks gavosi labai didelis influksas žmonių, ten vos net didesnis negu kai ten po eilinio Masko kokio nors nusikalbėjimo ar nesąmonės. Iš šalies tai buvo labai taip įdomu pastebėti, nes, būtent, kad žmonės nelabai prisijungia prie to Forkiverse ir jie galvoja, kad tai yra savaime socialinis tinklas, tarsi, kad jie yra tik tais to Forkiverse ribose dalyvauja. Ir tokia matos, kad nelabai supranta, kaip čia kas vyksta, bet tuo pačiu irgi buvo tokių kilo diskusijų, to prasme, tai vėlgi, ar mes kalbam apie Fedivisatą kaip didelę, to prasme, visumą, kad Fedivisata yra kaip socialinis tinklas, ar kad kiekvienas instansas yra atskiras socialinis tinklas, sujungtas tom gijom. Tai tokių labai daug įnešė tiesiog šviežio, tarkim, požiūrio. Ir labai daug klausimų iškėlė, kurie galbūt irgi ten senbuviam net nebekyla tie klausimai, nes jau ten susitaikai su tom kliurkom Fedivisatos, ten kas ten savo serveriuką, kas ten prie Group.lt prisijungęs, kas ten kažką. O tas dalykas vėlgi, ir mes minėjom, ar praeitam ten epizodė, ar kažkuriam iš epizodų, kad parsisiųskite tiesiog Mastodon appsą, jungkitės, nesijungkite Mastodon Social. O kodėl nesijungti Mastodon Social? Nes ten yra problemų. O kokios tos problemos? O kas ten? Tai irgi kalbant apie pritrauktų žmonės, tai kiek aš matau, tai dauguma vis dėlto Mastodon Social jungiasi, bet mes taip, pavyzdžiui, ir nepaaiškinom, kodėl tai yra problematiška ir galbūt turiu nuvilti, dabar šito irgi nesiimsim, nes tai yra didelė juodoji skylė, į kurią mes galime įkristi ilgai neišlipti. Aš tai turbūt nuėjau keliu šį savaitgalį ir taip netyčia, pusiau netyčia apturėjau mituką su kokia 10 mastodoniečių Lietuvos. Vyko toks renginys Neutral Zalaud žeminė versija ir taip netyčia gavosi, kad ten nežinau, koks 5% žmonių sudalyvavusių buvo iš Mastodono tame tarpe ir mūsų minėtas
dabar galvoju, 1001 LT ar vienas, kaip ten vadinasi tas instancas. 0011, man atrodo. 0011 LT administratorius. Na ir šiaip daugiau matytų pažįstamų veidų. Trumpai apie patį renginį, tai panašus į vasarinių trolių konceptas, krūva pranešimų, krūvelė 3D printerių, visokių kitų veiklų užsiėmimų. Tai džiugu buvo matyti, kad dalis mastodoniečių ir trolius taip atrado ir planavo vasarą atsirasti. O temos tai standartiškai įvairovė nuo dronų kūrimo gamybos ukrainiečių kariams, elektroninės spaudos, viešpirkių, Wikidata ar lokaliai veikiančių AI-jum grįstų įrankių developmento kūrimui from scratch. Kaip monai pavadino, iš ko daroma dešra. Papasakosiu jums, iš ko daroma dešra ir kaip tą dešrą pasidaryti. Čia Nemuno dešra, ne? Šiame kontekste ne. Tai kad jau paminėjai apie AI sprendimus, tai galim tada eiti prie AI šūdų. Ir čia neseniai nutiko taip, kad Claude Code autorius pasidalino savo workflow, kaip lietuviškai workflow. Blemba, jau buvom sugalvoję terminą šitam žodžiui, aš atsimenu labai konkrečiai patį faktą, bet ne žodį. Tai pasidalino savo šito, kaip jis dirba, ir ten visi vibe coderiai pradėjo sprogdinti internetą. Kaip ten kas, gal jūs plačiau papasakokite, aš kažkaip praleidau šitą pats asmeniškai, kas ten buvo. Ten tokia naujiena, kur iš degtuko galbūt priskaldyta ir mes ten irgi truputį šnekėjom tarpusavį, čia ne įrašymo metu, bet iš pradžių sakėm, kas jam čia yra, ko čia dabar visi taip svaigsta, nežinau, bet paskui irgi pagalvojom apie tos visus, kad tenai, o kokį tenai naudoja distributyvą Linusas Torvaldsas, tai ten mes irgi turim tų dalykų, bet pati ta naujiena apie tą jo pasidalintą workflowsą ar tą darbo, kaip čia sakėm, metodologiją, tiekmę kažką, tai aš ten nesupratau, jis ten tiesiog atsidaręs laiko ten krūvą, paleidžia ten kelis agentus ir jie ten, tarsi nieko ten kažkokio tokio kosminio nenupasakojo. Ir gal čia tiesiog nesuprantu viso šitos esmės, nes ne taip stipriai ten į tą agentic AI įnikęs pats, bet man tai didesnė buvo ta naujiena, kad kažkaip visi žino apie tą cloud, vėlgi visi žino, čia yra overstatement truputį perlenkta, bet Cloud Code yra vienas iš populiaresnių įrankių. Claude Code, atsiprašau, nes čia irgi labai dažnai, kai žodžius sakai, tai susimaišo ar apie Claude ar Cloud, nes vieni sako Claude, bet čia kaip LinkedIn ir LinkedIn turbūt, bet gerai, į šitą traumą nesigilinam. Bet tiesiog, kad pavyzdžiui yra ten, vėlgi, ten turim kokios nors, yra Grokas, yra ten Muskas, ten su savo nesąmonėm, yra ChatGPT, OpenAI, tai visi žino Sam Altman, bet, pavyzdžiui, ar jūs kuris nors žinojot, kas yra Claude Code, tas kūrėjas, įkūrėjas ar tenai pagrindinis autorius? Nežinau ir tiesą sakant ir dabar dar nebežinau. Jeigu nuoširdžiai, tai irgi gana vienodai. Tai būtent man irgi aš perskaičiau, yra kažkoks Boris, šiaip aš tai įsivaizduočiau, kad jis yra Boris Čorny ir man skamba labai rusiškai, bet ten Boris Černy, Herny, bet paskaičiau straipsnį, kas tas Borisas, paskaičiau truputį apie tą Borisą, pasidėjau straipsnį į Lemį ir pamiršau vėl apie tą Borisą, bet tuo pačiu metu, tai išsprogo internetai tarp visų tų AI mylėtojų ir čia aš tiek kartų turbūt jokio kito straipsnio nuo paskutinio epizodo pasidalinto, neskaitant turbūt apie Forkiverse, tai nemačiau tiesiog. Tai čia iš tos pusės buvo tiesiog įdomi ir keista naujiena. Šiaip beje apie irgi pasidalinimus darbų ir garbinamus asmenys, tai čia nutiko taip, kad Linusas Torvaldsas tenais turi ten tarpušventį, ten kažką pakodino, jis buvo kažkokį tai pluginą, kažkokį gitarom tenai, buvo pasidaręs jau seniai tenai, sukodinęs normaliai. Ir dabar jis suvibe kodino su Pythonu UI tam dalykui.
Ir jis jis sako, aš Pythoną nemoku, tai su Vibecodinu visai normaliai gausi. Nu, bet greta to ten visai ir kontroversiškos nuomonės buvo išlindę, žinai, kodėl, vat, pavyzdžiui, kernelis neturi dokumento, kuriame būtų aprašyto, žinai, dėjajaus naudojimus developinti kažką. Tai. Ir atsakymas buvo, nu, aiškus paprastas, kad, na, jeigu tu uždrausi, tada dalis kontributorių tai darys paslapčiom. O reviewint kodą tai vis tiek reikia vienodai. Tai toks, vat, irgi akcentas buvo, kad mes čia, na, tiesmukai tiesiogiai net ir kontributinti kernelį nedraudžiam, tikėdamiesi, kad žmonės nedraudžiant explicitly parašys, kad mes naudojam tokį įrankį taip ir taip, vat, na, ir šiek tiek detaliau nuosekliau bus reviewinam arba, na, bus tai turimo omeny. Tai čia man truputį priminė dar irgi istoriją su Curlu arba CURL, čia priklausomai nuo to, kas kaip vadina, bet tenai irgi buvo, ten labai ilgą laiką visi šitie anti-AI žmonės labai katučių plojo ir pirštų rodė, va, žiūrėkit, kaip ten Curlą užvertė su AI slop security reportais ir ten taip toliau. Ir jau buvo toksai susidaręs, kad tas Danielis ten yra toksai anti-AI, bet tada jisai paėmė ir išstojo su tokiu irgi ten įrašu, kaip kažkas padarė irgi security raportą Curlui su AI-jaus pagalba, bet realiai rado ten, aš dabar neatsimenu, 3, 4, 5 tenai, ta prasme, vidutinės svarbos saugumo spragas. Ir tai va čia ir su tuo kerneliu turbūt tas pats yra, kad tu gali arba kategoriškai taip arba ne, viskas uždraudėm, viskas neuždraudėm, bet nu, žmonės šitais dalykais naudosis. Jau čia nuo šito nepabėgsi ir ką daryti? Nieko. Čia tik tiek, žinai, kad jeigu tu explicitly žinai, ką naudojasi, tai, na, gali su didesniu žiupsniu drusko žiūrėti ir tiek. Nes su Curlu tai ten atskirai epopėja, kuri tebesitėsi ir kiek ten, nu, tikrai prastų bug reportų pripildoma, kurie nieko bendro neturi su realybė, bet juos vis tiek reikia peržiūrinėti kažką. O kalbant apie žiupsnį druskos, tai čia naujiena, kurią buvau šiek tiek užsiminęs apie Fede Visatą kalbant, tai vat, kad Tailwind atleidžia 75% darbuotojų. Tailwind, kas nežino, tai čia yra CSS frameworkas, kiek pamenu. Ir toksai ganėtinai populiarus ir labai daug kur užsimenama apie jį ir daug kur naudojamas ir labai AI šitie LLM-ai chatbotai jį pasigavę ir kai tu prašai ten sugeneruoti kažkokį tai puslapį ar kažką, tai beveik visada naudoja tą Tailwind. Tai va, tai jie atleidžia 75% darbuotojų, nes problema yra tame, kad dauguma žmonių Tailwindą naudoja jau per LLM-us, o ne patys ateina ir skaito dokumentaciją, o dokumentacija buvo tai, kaip jie realiai parduodavo savo paslaugas, nes ten yra kažkoks bazinis dalykas nemokamas, bet jeigu tu nori ten kažko tai labiau kažkokių įdomesnių ten use case'ų ir ten papildomų, neatsimenu, pluginų ar kuom jie ten prekiaudo, tai jie tai parduodavo per dokumentaciją, bet niekas tos dokumentacijos nebemato. Va, grįžtant apie žiupsnį druskos, tai visos antraštės labai ten skambėjo, kad atleidžia 70% darbuotojų, nes ten 80% trafiko yra iš LLM-ų ir čia va kaip blogai ir kaip baisu ir taip toliau. Paskui paaiškėjo, kad tas 75% darbuotojų tai realiai atleido 3 developerius. Buvo 4 developeriai, 3 atleido, tai yra 75%. Tai toksai didelis iš nieko išpūstas burbulas turbūt. O kalbant apie atleidimus, tai buvo irgi tokia dar įdomesnė naujiena, čia nuskambėjo iš fortune.com, bet ten buvo Oxfordo kas tokie ekonomistai. Nu, tyrimukas, jo. Jo, Oxfordo ekonomisto tyrimukas buvo, kad kiek ten iš ties yra tas, vat, kaip dabar vat, labai populiaru, kad atleidžia darbuotojus dėl to, kad čia AI-jus jos pakeitė. Bet panašu, kad galbūt iš tikrųjų ne AI-jus pakeitė, o tiesiog optimizuoja taip savo kaštus ir naudoja tai kaip pretekstą, ta prasme, kad mažinti žmonių skaičių. Nes, kaip žinoma, tai čia irgi yra, kai reikia parodyti direktorių tarybai ten geresnius, gražesnius skaičius, tai paprasčiausias būdas yra atleisti žmonės, nes žmonės yra beveik visose industrijose, beveik visada yra didžiausia išlaida iš tikrųjų, jeigu taip grubiai tariant. Irgi tam pačiam ten tyrimė aš ten paskaičiau, tai
suprantu, reikalas tas, kad kai įmonė paskelbė, kad atleisina krūvą darbuotojų, dabar yra taip, kad akcijos kyla. Ir dalis netgi yra tai, kad jie paskelbė, kad atleis darbuotojų ir jų neatleidžia. Šitą dalį buvau praleidęs kažkaip straipsnį skaitydama. Ten tie atleidimai dėl AI-aus, jie ten sudaro tenai kelis procentus, kurie irgi iš tikrųjų atleisti. Tiesiog irgi tas atleidimas, kaip ten sako, irgi gal buvo tiesiog irgi per daug prisamdė ar panašiai, tai tiesiog to nebereikia, jie pasako, kad AI-um akcijos kyla, žmonės atleidžia ir valiožia. Kai iš tikrųjų ten su AI-um susiję tik tai iš principo antraštė. Prema, bet tai skamba taip fucking absurdiškai. Tai yra, kad tu keli tariamai savo vertę, praneždamas apie tai, kad atleidi žmonės. Nežinau, man čia toks absurdo teatras. Bet čia šitas egzistavo jau ir iki AI-aus. Čia yra tas standartinis būdas, kaip, nes, čia ir yra netgi tie pasakymai ten, kad, ta prasme, tie shareholderiai yra psichopatai, ta prasme, nes, kuo tu daugiau paskelbi, kad suknisi žmonių gyvenimą iš principo, tuo jie labiau vertina ir tuo daugiau tau mes pinigų. Čia vėlgi toks labai jau politinis statementas, čia nekalbam apie tai, kad, verslai tai vėlgi nėra labdaros organizacijos ir, jeigu tau nereikia tų darbuotojų, už ačiū, už orą, kaip sakant, atlyginimą irgi nemokėsi, bet taip veikia rinkos. Darbuotojų atleidimas lygus akcijų vertės kilimui. Tiesiog. Ir kartais, aš kiek esu buvęs tam on the receiving end, kaip sakant, šito dalyko, man tai visą laiką, kai atleidžia darbuotojus, tai dažniausiai būna susijęs su bent jau kaip minimaliai laikinu tokiu kažkokiu, nežinau, sukrėtimu, kur, tada žmonės tenai arba tiesiog neužtenka rankų padaryti tam tikrus darbus, arba išeina žmonės ten, kai atleidžia, tai dažniausiai būna be didesnio įspėjimo, tai ten išeina be darbų perdavimo ir tokia, suirutė būna. Tai įmoniai kaip iš vidaus, tai ta prasme dažniausiai labai neigiamai atsiliepia, bent jau kuriam laikui, bet akcijų rinkom patinka, supras kaip nori. Jei jau šūdams, bet gal pabaigai šitos rubrikos kokį nors optimizmo ar ten gaidelę susijusią su oaze. Jo, Bandcampas AI turinį banins, ne? Tai kas papasakos? Tai čia turbūt nėra labai ko daug pasakot, labiau gal ne tiek, kad banins, bet nepriims. Tai jam generuoto turinio ir kuo tas faina, tai man priminė Karolio čia praeitą savaitę pastabą, kad kaip čia apsidžiaugiau, kad čia Dečų albumas pasirodė kažkurioje platformoje YouTube Music. Aš ten irgi užmiaučiau akį, galvoju, plemba, kaip čia taip, čia kažkoks tributas, ar čia ten iš kokių likusių, ar ten buvusių narių kažkas nutiko. Paaiškėjo, kad tiesiog singlų prigeneruota ir tiek. Tai Bandcampas panašu, kad vis dar liks ta platforma, kuri labiau orientuota į muzikos kūrėjus. Ir kiek tekę susidurti, tai kažkaip labai jie ten smagiai tiesiogiai su finansais ir siuntimu ir kitais reikalais. Platforma, kuri leidžia šiek tiek būti arčiau kūrėjų ir vartotojų. Čia Laimės kūdikis tiesa pasidalino porą sykių ir tam po to keikėsi, kad iš kažkur rankainis išlindo, bet paaiškėjo, kad yra PVM-as. Čia džiuginate periname prie korporatyvinių šūdų. Tai Italija skyrė Cloudflare'ui 14 milijonų eurų baudą už tai, kad jų DNS-as, tas 1111 neblokuoja piratinių puslapių, ne? Taip, tai Italija turi savo tą Piracy Shield, ten programą visą, kur ten labai kovoja prieš piratus blokavimo metodais. Šiek tiek primena Ispanijai ten su La Lygos šitais blokavimais. Tai vienu žodžiu, ten įstatymus prasistumė, kad gali blokuoti dalykus ten be teismo sprendimo, tiesiog ten privačių organizacijų iniciatyva, kas, turbūt nereikia ten net aiškinti, kodėl. Tarp kitko, čia nestumant ant italų ir ispanų, jau apie tai kalbėjom, bet Lietuvoje irgi tas pats yra. Bent jau nėra, kad tai yra privačios organizacijos, bet tam tikros valstybinės organizacijos irgi gali tiesiog pateikti domenus ir IP adresus blokavimui, be jokio ten teismo iš ankstinio sprendimo ar ten kažko, kas
Tai čia savaime yra labai blogai, bet grįžtant prie Cloudflare, tai jų problema turbūt yra tokia, kad jie visą laiką labai užima tą poziciją, kad mes čia neužsimsim nebūsim interneto policininkais ir čia mes visiškai neutralūs esam ir taip toliau, dėl to tenai atsisakė blokuoti tam tikras tenai atvirai fašistuojančias organizacijas ir panašiai. Bet ten šiandien bei ten prasileido ir kažkur kažką blokavo, kažkur kažko neblokavo ir va tada tu, tas absoliutizmas, kai jau truputį sudreba, tai tada jau tu turi arba taip daryti. Ir man tai dar tiesą sakant truputį juokinga yra, kad šiuo atveju tai jie aiškina italam, kad mes to negalim padaryti, nes čia techniškai tai reikėtų kiekvieną užklausą filtruoti ant mūsų edžo, tai yra kiekvienam ten serveriai, kurie ateina to užklausą ir čia sukurtų labai daug čia papildomo trafiko ir čia tai yra neįmanoma, kas iš techninės pusės tai čia yra absoliutus buliaus kakis, dėl to, kad Cloudflare jie užsiema, ta prasme, yra vienas didžiausių turbūt, ta prasme, tiek turinio distribucijos tinklų, tiek WAF ten dalykų, kur jie ten turi tų bloklistų ir filtrų ten 9 galybės. Tai kad čia įdėti kelis domenus, kurios Italija prašo, tai čia yra, juokinga, ta prasme. Bet, jeigu jiem paeis šitas tokia gynyba, tai valio tada. Nes čia paskutiniai, gal ne paskutiniai, prieš paskutiniai outage turbūt ir buvo susiję su visais tais WAF-ais, bloklistais, filteriais ir jų peraugimu. Bet, aš būčiau linkęs pritarti, kad, Italija su savo bloklistais yra kur kas mažesnis žaidėjas, negu dabar turimi Cloudflare pajėgumai. Ir vėlgi, tai yra Cloudflare duona, sviestas ir sūris, žinai. Šiaip tiesa, dar tu paminėjai nacionalinį kibernetinio saugumo centrą ir jų analogišką programą bei įstatymus. Aš tai sakyčiau, kad pagrindinis skirtumas yra tas, kad tas bloklistas, jis kol kas dar nėra privalomas kaip ir. Tai yra, kad interneto tiekėjui ar mobilaus ryšio ar ten whatever tiekėjui negresia kol kas bent jau jokios ten nuobaudos ar nuskausminamai. Jie tiesiog labiau rekomendacinio pobūdžio sąrašas, jie yra monitorinami, kaip jie efektyviai blokuoja iš to sąrašo suagreguoto per tokią sistemą Vasaris iš, kaip minėjai, skirtingų organizacijų. Bet, kol kas už nesilaikymą to bloklisto lyg ir nieko negresia. Ir turbūt mes dar kol kas per maži, kad eitume dabar, stuksentume Google ar Cloudflare į duris ir sakytume, jūs irgi turite šitos blokuoti, nes mes taip liepiam. Juolab, kad su tais bloklistais iškyla problemyčių kartais. Jo, čia aptariam prieš porą epizodų. O kalbant apie potencialias problemas, tai kaip ten su to Microsofto domenų naujų? Tai Microsoftas, kaip suprantu, savo tenai debesų ten cloudo kažkokias tai tenai paslaugas naudos naują domeną. Microsoft Cloud, man atrodo. Taip. Cloud.microsoft. Bet čia šiaip įdomiai, nes jie ir matau tam pačiam straipsnėje, kuris yra iš Microsofto, paminėta, kad yra Microsoft 365 apps, bet ar nebuvo čia tik skandalas didžiulis, kad jie ten pervadino Microsoft 365 į Microsoft Copilot, bet dabar patys, čia vėl turbūt didelės organizacijos džiaugsmai, tai kodėl jie tada vadina cloud.microsoft domeną, o ne copilot.microsoft, tai patys neapsisprendžia, ką jie nori daryti panašu. Bet šiaip tiesiog, jie, tos visos Office'o programėlių endpointų adresas keisis. Jo, kaip kas programuotojai, kas ne, pripažinkim, čia problemų nebus, ne? Čia turbūt didžiausia problema, aš netgi sakyčiau, ne usability, bet saugumo skylė atsiverianti. Nes, senus domenus vis dar reikėtų laikyti. Kiek yra kilę problemų su ten pasikeitusiais endpointais, update'ų ar nežinau, ten downloadų oficialių. Ir visą tą mėšlą reikėtų sužiūrėti prieš darant kažkokią normalią migraciją, nes, galimai kas nors galės kokį nors domeną įsigyti ir iš jo servint arba infekcijas, arba mailus, kurie, vis dar bus laikomi legitimiais, nes iš legitimaus domenų. Ir šiaip, ko gero kažkur tai domenai yra įhardkodinti, ne pagal nustatymus, tikėtina, tai ten
Laukiam outage ir panašių dalykų. Ir jie ruošiam popcorną, man atrodo. Aš norėjau sakyti, kad gal tokio dydžio organizacija jau ten ir palaikys tos domenus ir taip toliau, bet tai yra Microsoft. Bet tai yra Microsoftas ir tai būtent, kad kuo didesnė organizacija, tuo daugiau yra tų palaidų galų. Ir ten tų domenų, kurie yra susijęs su Microsoftu, tai yra 9 galybės. Ir kažkokį vieną prasileisti ar pamiršti, atnaujinti, ar kur ten neaišku, kam kas priklauso, tai tikrai bus. Ir jo, kaip ir sakei, lauksim outage ir lauksim naujų atakos vektorių turbūt. Šiaip, bendrai, vėlgi, unifikavimas po vienu domenu, o šiuo atveju tai kaip čia skaitosi TLD po .Microsoft. Iš vienos pusės, tai leidžia organizacijai turėti šiek tiek didesnį kontrolę, kur kas kaip hostinama ir blokuojama. Tai, čia panašių postumių buvo ir Lietuvos Respublikos vyriausybinių organizacijų tarpe, pavyzdžiui, ten tos pačios visos ministerijosgi netaip seniai perėjo prie centralizuoto deploymento, ten template'ų, visą kitą. Jo, ir visos po .lrv. Taip, ir dabar didžioji dalis organizacijų, gerai, gal ne didžioji dalis, didelė dalis organizacijų kabo po LRV.lt subdomenų, bet vėlgi liko ten dalis mailų su senuoju domenu, dalis ten prisijungimų su nauju ir, toks, kur dalis ministerijų nenumigravo, kur turbūt jie jaučiasi visiškai esą nepriklausomi. Dalis ministerijų, kaip pavyzdžiui, užsienio reikalų ministerija, tai jinai turi oficialiai savo atskirus savo rėžius IP ir savo atskirą autonominę sistemą, kaip supratau. Tai truputėlį chaosėlis, jeigu jau tada migruoti, gal sumigruoti viską ir po kokių gov.lt domenų, kuris net ir prašalaičiui atrodo, užsieniečiui prašalaičiui ir ar šiaip, nežinau, internautui atrodo labiau patikimas negu 3 raidės, kurios nebūtinai kažką reiškia. Lietuvos Respublikinė valtis. Jo. Taip, o liekant biškį Europoje ir irgi apie korporacijas. Tai kaip suprantu, AWS, Amazonas. Europoje daro normalesnį tą sovereign cloudą irgi, kaip ir Microsoftas čia skelbėsi ir panašus dalykai, kad iš principo Europos rinkos prarast nenori, jie čia šitos ir valdymo žmonės europiečius skiria ir panašiai. Jo, tai čia buvo visas skandalas turbūt ir visas sukrėtimas didžiausias kilo iš to, kai buvo Prancūzijoje vyko teismo procesas ir ten Microsoft nenorėdami, tai čia Microsoft pripažino, kad pagal tą Amerikos tą Cloud Actą, kad jie netgi laikydami Europai duomenis negali užtikrinti, kad Amerikos valdžiai pareikalavus neperduos tų duomenų. Tai čia jau ne vieną epizodą šnekėjom apie tą technologijų nepriklausomybę Europoje ir čia kilo sujudimo. Ir panašu, kad sujudimo to kilo tikrai pakankamai daug, nes vėlgi buvom minėję vienam iš epizodų, kaip amerikiečiai ten supykė ant konferencijos organizatorių ten buvo ir ten reikalavo pasiaiškinti ten šitų ambasadorių ir panašiai. Tai panašu, kad to sujudimo yra pakankamai tiek, kad Amazon jau dabar truputį išsigando ir greičiausiai, kad pinigėliai kažkur nutekinėja, nes jie dabar jau puolė čia aiškinti, prikūrė tenai čia vietinių papildomų ten organizacijų ir tenai įregistravo visokių dalykų ir aiškina, kad jau dabar tai jau tikrai, kaip straipsnėje, kurį įdėsim nuorodą, kad pinky swear, tai čia Tikrai. Mažuoju piršteliu, taip, tikrai jau nebetiduosim, čia tikrai bus atskirta nuo Amerikos. Man tai leisiu dar paskui turbūt Mykolui papasakoti ant techninių dalykų, nes matau, kad jau labai nori, bet man tai tas toksai labiausiai tai tas dviveidiškumas užknisa, nes ta prasme, toks noras žaisti į abiejus vartus, ta prasme, tenai sėdi Bezosas ten su Trumpu prie vieno stalo išsišiepęs, ta prasme, nes čia darysim pinigą, bet tada žiūrėk, Europa bėga, čia irgi reikia daryti pinigą, o tai kai Trumpas vėl supyks, kas tada vėl vyks, ir tiesiog patvirtina dar kartą, kad reikia, ta prasme, viskas. Amerika nebėra draugas, dar gal ne priešas, bet jau nebe draugas, tiesiog senas pažįstamas. Aš matai labiau ne techninę detalę, iškelt norėjau, bet tokį gal labiau follow-up klausimą,
Nes, tarsi, kaip ir Amazonas, nebuvo taip piktai nuskambėjęs kaip koks Microsoft. Nes, vis tiek ten prie buketo jungiasi, tai ten nurodai, ten Frankfurtą, ten kažką tai, žodžiu. Ir man visai patiko, kad tu, nežinau, ar tai yra teisingas žodis, kad išsigando, ar nežinau, ar bando apriboti, šiek tiek sumažinti nuostolius galimus ar ten žalą, jeigu visi pradės bėgti iš Amazono, nes visi šie procesai prasidėjo šiek tiek anksčiau, čia turbūt vasarą praėjusią. Tuo metu ir Microsoftas žadėjo, ten iš pradžių grasino, kad velniams mums Europą, po to pradėjo žadėti užtikrinimą duomenų laikymo Europoje. Tai kažkaip, sakau, man toks visai įdomu, kad lyg ir Amazonas lyg ir nebuvo taip nuskambėjęs, bet ėmėsi tokių priemonių. Nenori nuskambėti, ėmėsi prevencijos. Beje, ten straipsnį irgi, man atrodo, bijau sumeluoti, bet liktai mačiau, kad jie dar teigia, kad irgi, kai taip labiau Europoje sėdės, tai mažesnė tikimybė, kad tai, kad nulūžo ten kažkoks data centras ar kažkoks tai gateway'us štatuose, Europą neveikia. Bus labiau izoliuota. Turėtų būti. Nes dabar taigi buvo, kad čia ne per daug seniai buvo toksai AWS outage'as, kai ten neveikia, kuris tenai Šiaurės Amerikos ten regionas. US East vienas neveikia ir tada ten viskas nebeveikia, nes tenai visas buvo jų, nes ten lūžo DynamoDB, o DynamoDB naudoja Identity and Access Management, tai ten vienu žodžiu negalėjai net prisijungti prie AWS supporto, parašyti jiem. Ir mes čia turbūt, nežinau, gal ne NDA, bet kad mes tiesiogiai susisiekėm, nes ten turim darbe kontaktų, tai mums AWS pasakė, kad jie patys negali prisijungti prie savo sistemų ir ten vos nevažiavo į duomenų centrus tenai fiziškai mygtukus spaudinė. Čia kai Facebooko darbuotojai negalėjo įeiti, nes su jų loginu buvo. Panašiai, taip. Šiaip, nuo tų šūdų einant toliau, šūdai šūdais, bet kartais ir šūdai kažką gero nuveikia. Tai Anthropic paskelbė vienaip investuoja, kitaip paremia Pythono fondą. Ir čia mes apie tą Pythono fondą jau esame kelis kartus šnekėję, tai vienas iš jų buvo, kad jie atsisakė paramos iš kažkurio tai valstybinių fondų, vėliau, kad jie surinko donationų iš žmonių, ten jiems rekordinę sumą, bet jinai milijonų nesiekė. Aš turbūt pertrauksiu, jie atsisakė, tai buvo dėl to, kad ten tos valstybinės paramos, nes jinai buvo su ta mintim, kad jeigu priimsi tą paramą, turi tada ten atsisakyti visų tų diversity, equality and inclusion. Man atrodo, explicitly nebuvo to išsakyta, bet čia labiau buvo, kad neprisiemam, nes aš manau, kad jau būtent dėl bendros politikos, ne tai, kad explicitly parašyta buvo, reikalavimuose. Ir dar norėjau pridėti, kad vėlgi, kas neseka šitų dalykų taip pavieniui, tai Anthropic yra tie patys, kurie daro Claude Code. Taip. Tai čia tiesiog, kad who's who of the AI world, arba kas yra kas AI pasaulyje, ar ne? Tai sorry, tęsk. Jo, bet šiaip, vėlgi, šiuo atveju ta parama ir investicija, sukasi būtent apie konkrečias dvi sritis, kur Pythono fondui kaip organizacijai labiausiai ir trūko finansų. Tai yra užtikrinti PIPO repozitorių saugumą, tai yra turbūt detalesnės peržiūros, turbūt tai panaudojamos lėšos bus ir šiaip resursam, trafiko, bandvivo, toolingo, apsaugant visus userius. Ir dar kažkoks trečias buvo tikslas konkrečiai vardinamas. Iš esmės noras yra įvardintas tuos pinigus skirti saugumui ir C-Pythonui pagrindė. Man tai tokia viena pastaba, kur, iš vienos pusės tai jie gavo pinigų labai gerai, iš kitos pusės tada ten, aišku, galima pradėti apie moralinius dalykus, ten diskutuoti, apie ten ėjimą su velniu, ką ten obuoliauti, šieno pjauti. Bet tada jau jeigu taip, kad priimam, kad viskas gerai, čia iš to velnio pasiemam pinigėlių, jeigu jau duoda, tai tada taip greitai pasižiūrėjau, kiek tas velnias yra įvertintas. Tai realiai 2 dienų senumo straipsnį radau, kad jie uždirba, ta prasme, jų dabar revenue. Pajamos Yra
26 milijardai, jų vertinimas yra 350 milijardų, tai tas 1,5 milijono, kurie jie čia duoda, tai yra, kai, žinai, prieš skalbdamas kelnes iškratai į kišenes ir išbyra centai, tai vat čia panašiai, bet užtat kiek gauna geros valios iš platesnės visuomenės ir bendruomenės. Karmos gauna. Karmas, kūdosų. Nemanau, kad daug kūdosų gauna, nes, na, aš manyčiau, kad daugiau tokio skepsio, bet čia vėlgi, aš labiau iš gavėjo pusės norėjau pasidžiaugti. Okay. Kad jau apie irgi kodinimus open source šnekant, tai irgi išlindo naujiena. Gerai, pirmiausia, nuo pradžios. Kas naudoja Linuxą, tai žino, kad yra toks dalykas kaip middle click paste. Aš senokai nenaudoju Linuxą kaip kasdienės operacinės sistemos, tik tai serveriuose, bet net kai ir naudojau, tai to middle click paste, ta prasme, net nežinojau, kad tai yra dalykas, tai matyti esu iš tų, kuriem čia neskauda nuo šitos naujienos. Ok, man tai skauda. Ta prasme, tai yra man žiauriai patogus dalykas. Tarsi, middle click paste yra, tu, tarkim, turi kažką nusikopijuojęs Ctrl-C, tai sėdi tas kažkur tai atminty, ten clipboard'e, bet gali pasižymi tiesiog, pavyzdžiui, tekstą, kuris yra kitoks, negu kurį tu esi nusikopijavęs. Ir su middle clicku jie iškart gali įpastinti. Nu, čia gali būti susijęs su to, kad aš pelės jau N metų nenaudoju, nes tiesiog, kai touchpadai pasidarė ten lėkštės dydžio, tai nelabai man jos ir bereikia. Ir tada jau middle clickint sunkiau. Sugebu panaudoti. Aš irgi norėjau sakyti tą patį dėl pelės, bet jo, Vytautai, tu teisus esi ant touchpado. Kiek aš ThinkPadų konfiguracijos touchpadų tikrinau, tai yra, man atrodo, by default netgi jungiama opcija. Ten 3, 5, 16 pirštų kombinacija, kuri emuliuoja tą middle clicką ant touchpado, bet kažkaip irgi netekia panaudoti. Tik tai, kad gana seniai opcija yra. Jo, tai vat ir Gnomo Hebra ir šitam ir Mozillos Hebra, jie nori šito atsikratyti. Nes kažkam nepatinka. Gnome yra netgi merge requestas ten kažkoks, tai kad galėtum išjungti, man atrodo, kažkaip šitą dalyką, ar tenai išvysiai. Tai va. O jie čia susikoordinavo šitą, ar čia tiesiog yra kaip dvi atskiros naujienos, kad ir Gnomas, ir Mozilla nori šito atsisakyti, ar čia Gnomas su Mozilla susimokė kartu ir nori, kad visi nustotų naudoti? Labai konkrečiai, tai vienas iš Gnomo developerių submitino 2 proposalus, tai į Gnomą ir į Mozilla Firefox. Tai yra 2 atskiri proposalai, bet to pačio veikėjo. Žodžiu, jam kažko tai nepatiko. Ja. Ne tą kažką tai pasino. Matyt, nukopijavo žinutę meilužiai žmonai. Tai... Nu ir ten didžiausias turbūt pasipiktinimas iš vartotojų buvo dėl to, kad ne tai, kad išjungti by default, bet palikti nustatymą, koks jis yra dabar su galimybė jį įjungti, bet kad tiesiog iš Codebase'o išvaipint visiškai tokią galimybę. Nu, aš tai nenorėjau. Nes, Gnome Scope tai yra vis dar konfigūruojama opcija, tiesiog by default jinai buvo įjungta. Man dar toksai visiškai čia ne visai susiję, bet užmačiau dabar, kad Mozilla naudoja Fabricator dar vis laikyti savo kodui, o Fabricator, kiek atsimenu, tai jau yra miręs projektas, tai toksai irgi įdomesnis niuansas. Čia primena, kaip praeitą kartą diskutavom, kaip Debianas pagaliau į Gitą kraustosi, tai čia toksai įdomesnis momentas, kad Mozilla Fabricator naudoja, kuris, it's dead. Tai jie patys jį maintainina. Tokio mastelio kodo kraustynės, aš manau, nėra lengvas procesas ir greitas procesas. Oi, tai aš niekaip nesakau, kad tai yra lengva, bet tiesiog, kad dabar netgi Wikipedijos straipsnį atsidariau, tai taip, ten šitą Fabricatorių darė Facebookas, tada įkūrė tenai naują kompaniją, kuri buvo vien Fabricatoriui ir nuo 2021 metų jisai yra tame visiškam minimaliam, gerai, tai jis yra tam prižiūrimumo režime, kad nieko naujo nedarys, tik tais, kad turbūt kažkokias kritinės spragas gal. Tai gal iš to ir gyvena dabar, kad Mozilla moka pinigus jam. Pats iškėliau klausimą, pats ir atsakiau. Gerai, tai va, tai žodžiu, aš tai tikiuosi, kad šito nepriims, neišvalys, nes aš sakau, aš tai visai nemažai naudoju ir man čia labai, prilipę prie rankų labai.
tas dalykas. Nes, ne visada reikia to Ctrl+C, kai kada tiesiog reikia greitai pažymį, klinkti ir važiuoja. Čia aš labai atsiprašau, tokia trumpa interpa Wikimedia irgi ant fabrikatoriaus vis dar kabo pagrinde. Tai va, ir čia toks irgi trumpas, mes nesam vieninteliai, kurie naujienas apie open source šnekam. Yra toks blogeris, dar nuo senų laikų, dar nuo, nežinau, dar nuo Paršonio laikų. Tai yra toks CyberSig blogeris, tinklaraštininkas ir jis ilgą laiką darė savaitės linkus ir atviro kodo naujienos. Paskui buvo kažkurį laiką tą užmetęs, nes ten buvo tenai, man atrodo, irgi įkurtas atviro kodo mokymo centras, kažkas tokio. Ir jis buvo ten, kaip prašė, 1,5 metų tą užmetęs ir dabar vėl grįžo. Vėl kas savaitę būna ten tiesiog, irgi panašiai kaip mūsų, ten kažkokie paimti headeriai apie open source, išversta, man atrodo, kartais net irgi su kokiu Google Translate ar kažkuo tai pagalba, nes tai pakankamai grubiai būna išversta. Tai jis dabar grįžo, dabar niekaip nelabai smarkiai bandom, bet bandom kalbinti, kad į Fedivisatą prisijungtų. Nu tai čia šitos naujienos aptarimą galima laikyti tokiu viešu paskatinimu ir gal prisijungs ir skaitytojai jo, kurie klauso ir mūsų, ir paskatins irgi užsukti į Fedivisatą ir galėsim visi drauge kumbaje šokti aplink laužą. O šiaip, žinai, turbūt, Karoli, kodėl ne dėl tavęs taip džiaugiamės, nes šitas CyberSig blogspot.com buvo pradėtas 2008 vasario mėnesį. Ir su tokiu 3 sakinių intro, kaip kad maždaug pradedu kurti naują tinklaraštį apie internetą, TV muziką, gyvenimą ir kitas įdomybės. O sekantis postas yra kvietimas prisijungti prie torrentų trackerio Baltijos. Okay. Man reikėtų kad nors prie progos pasižiūrėti, nes aš žinau, kad aš ten perėjau kelias iteracijas ir kadangi niekad nebuvau iš tų žmonių jau kaip establishinom, kad ten, kuris labai archyvus mėgsta kaupti, tai aš ten, nes buvo CodeRed.lt tinklaraštis, paskui persikraušiau jau į Pocius.lt domeną ir ten kiekvieną kartą tiesiog trindavau viską ir pradėdavau iš naujo, nesivargindamas per daug. Tai, bet reikėtų pažiūrėti, kuriais metais pradėjau. Pasimatuoti. Kažkuo. Nu ką, liko saugumo dalykai. Gerai, kas čia su DNS Belgium? Ką jie ten sako, kam ten bye. Ai, tai čia .be top level domeno administratorius yra DNS Belgium ir jie, aš kaip suprantu, dalį savo infrastruktūros laiko AWS ir vėlgi, kaip kalbėjom apie visus šitos ir Cloud Actą ir visus neiškumus dabar, kur vyksta ten su Amerika ir Europos Sąjunga, tai jie nori išsikraustyti pilnai į vieną iš europietiškų debesijos providerio. Ir jeigu aš neklystu, mes prieš kokius metus nepilnus aptarėme atvirkščiai, kai būtent, man atrodo, belgų ar Nyderlandų domenų registraras perkelė dalį infrastruktūros į šitą AWS ir ten labai kilo daug triukšmo ir toks irgi dar vienas sektinas Mastodono veikėjas Bert Hubert labai dėl to piktinosi ir ten rašė oficialius laiškus. Tik aš dabar bijau suklysti, ar tai visgi buvo belgų ar Nyderlandų. Vienaip ar kitaip galime pasidžiaugti, kad arba tie laiškai suveikė, arba kaimyninės šalies pavyzdžių nusprendė nesekti ir mesti per langą AWS-ą. Gerai. Kas ten su Logitechu buvo? Tenai Vaidas Mastodone skundėsi, kad negalėjo Pele ant Mako naudotis Logitecho. Jo, čia toksai deserčiukui, višnaitė ant torto turbūt visų naujienų, bet Logitechas prišiko į lovą ir patapšnojo dar ant viršaus. Bet ten tiesiog buvo juokinga, graudu, pikta ir viską kartu sudėjus. Kad ėmė ir nustojo veikti pelės ezin kompiuterių pelės, ne ten kas tarp kojų ir ne kas po lovą bėgioja. Ir nustojo veikti dėl to, kad tiesiog Logitechas pamiršo atnaujinti kažkokius tai sertifikatus kažkur ir visi, kas turėjo susidiegę Logitecho programą, kuri leidžia ten pasirinkti skirtingus nustatymus, ten mygtukam ir visokių shortcutam, tai tiesiog nustojo veikti, nes nustojo veikti programa ir nustojo veikti pati pelė. Tai
čia yra, jeigu čia ne enshitification ar sušūdinimo, ar kaip ten sakėm, Sušikinėjimo, atsiprašau. Tai pagal visą sušikinėjimo aukštumas jau čia yra, kad, ta prasme, neveikia hardvarinis, tai yra geležis neveikia dėl to, kad ten sertifikatai kažkur pasibaigia. Bet man labai įdomu, aš gal per daug neįsigilinau į detalės, nes tai jeigu tavo kompiuteris neprijungtas prie interneto, tai tada irgi turėtų neveikti pelė, o kodėl šiuo atveju? Matai, ten turbūt vienas iš tų atvejų, kai aš privalau pripažinti, kad manau, jog čia Apple yra mažiausia kaltė. Iš esmės dalykas tai, kad tu paminėjai 2 konkrečius sušikinėjimo aspektus, bet tai veikiausiai yra Logitecho problema. Jie pamiršo atsinaujinti sertus, kad pelės veikimui reikia jų appso, bet visa esmė, kad tie sertai tai buvo Apple developerio, vienu žodžiu, userio, kuris suplaudino aplikaciją į Apple infrastruktūrą, į ten storą ir whatnot. Ir Apple'as, jeigu pasibaigia developerio sertas, jisai užblokuoja, nestartuoja aplikacijų, kurios yra publikuotos to developerio ar tos organizacijos. Ir suinstaliuota ta aplikacija, veikiausiai ir datos buvo instaliuojant atsidūrė runtime šito Macoso. Ir Macosas su savo visais tais self-checkais autorano metu pasičekino, kad čia šito appso instaliuojant įdėtas sertifikatas autoriaus jau expirino ir tada appsas papuola į šitą amžiną ciklą restarto, bandymo startuoti ir restarto. Tai iš Apple pusės tai yra saugumo sumetimas, kad aš tik iš dalies jį pateisinu, bet šioje situacijoje, sakau, labiau Logitecho problema. Ta prasme, nafik tas appsas, kad pelės veikimui, tai čia kitas dalykas. Aš nesu tikras, kaip pelės driveriai veikia Macose, bet aš norėčiau tikėti, kad jie yra pakankamai generiniai ir kad ten startupo metu nereikia kažkokio firmaro kas kartą užlaudinti ir panašiai, nes Linuxų pasaulis su pelėjom jau, tada šviesmečiais į priekį nuėjęs. Ir driverių standartizacija, unifikacija galbūt tokių devaisų kaip pelės. Tai suvalgėm vyšnį ant torto. Bet čia šitas labai man buvo linksma, kad gana smarkiai nuvilnijo po Mastodoną. Tai yra, kad ten Vaidas pranešė, po poros valandų vėl kažkas pasiskundė, tai užtruko pamatyti tą visą. Jo, ir man tai toks buvo, aš šiaip, kai žmonės klausia, nors kaip ir minėjau, pats jau pelės jau daug metų nenaudoju, bet, pavyzdžiui, ir žmonai esu MX Master nupirkęs, ir šiaip, kai žmonės klausia, tai visiems sakau vienareikšmiškai, ta prasme, šiai dienai tai yra, aš ten apie žaidėjus ten nešneku, nes pats negeimenu, kaip irgi jau aptariam, bet pelę kasdieniam naudojimui, tai MX Master visiems rekomenduoju. Ir dabar labai rimtai, tiesiog pergalvot šitą reikia ateičiai, nors iš kitos pusės, kaip naivus jaunuolis, tai tikiuosi, kad gal išmoko skaudžią pamoką ir daugiau tokios nesąmonės nepadarys. Aha. Tvarkoj, tai šiai dienai tiek. Užtenka. Gerai, kaip priklauso atsisveikinti, primenam, kur mus rasit. Jeigu jau klauso, tai jau per kažkur radom. Bet pagrindinis šaltinis yra kas2pats.lt. Mūsų šitas podcastas yra tada, aišku, YouTube, Spotify ir visur kitur. Galit Ko-fi pasijungti Ir turbūt reikėtų priminti, kad gal užsukite tą mūsų Lemmy bendruomenę ir pažiūrėsim, kaip mums ten sekas ją naudotis ir gal bus įdomu sužinoti iš anksto, apie ką šnekėsim ir netgi prabalsuoti už tai. O šiaip žinai, Vytai, kodėl reikia pranešti, kur mus rasti? Tai jeigu mus išgirdo kokioje kirpykloje, pavyzdžiui, transliuojant. Aha, mus labai kirpyklose klauso, aš esu užsitikęs. Bet aš šitą problemą turiu su kitais podcastais. Pavyzdžiui, klausai podcastą ir ten pamini kokį nors servisą ar kažką, o aš podcastų klausau tik tais, kai vairuoju, iš principo. Ir aš esu tvarkingas pilietis ir telefono nemaigau vairuodamas. Ir ten sako, būkite geri, ten užpildykite apklausą, mes norim žinoti, kas mūsų klauso. Ir aš toks galvoju, gerai, užpildysiu. Ir spėk, užrakinu mašiną ir išgaruoja visas apklausas. Beje, nuorodas irgi pateiksim ir atskirai jau nebe Lemmy, o pateiksim normalioj markdowniniam formate. Puslapiukė kodo repozitorijoje. Tai ir tiek.
Kažką dar norit pasakyti atsisveikinimui? Ne, tik tais atsisveikint. Tai gerai, tai tada iki. Iki, nesirkit. Visą geriausią.